Realu, realiau, realiausia. Tai viskas prasideda nuo svajonių, nuo idėjų ir pasikvietėm šiandien iš Vilniaus, iš Realu Elzę, kuri papasakos, ar realu rasti namus realu.lt. Atrodo realu, bet pasižiūrim, ar realu. Elzė, labas. Labas. Faina tave sulaukti Kaune. Ačiū, kad pakvietėt. Tai dabar jau, kaip sakant, klok. Šnekam visą laiką, ar ne, apie tai, kad namas nėra vien plytos, ar ne, ta prasme, kad tu turi turėti ten ir jausmą, ar tai tau patinka, ar nepatinka, tai kaip realu gali padėti surasti tuos namus. Taip, tai kaip ir teisingai pasakė, ir mūsų šūkis netgi yra, kad namai prasideda nuo idėjos, nes dažniausiai toks iš senesnių laikų, kas sakykime, ar ne, kad ką darom, iš karto žiūrim skelbimą. Tiesiog ieškom skelbimo, ieškom namų ir viskas. Ką mes padarėm su būtent Realu portalu, tai mes padarėm, kad žmonės pradėtų nuo idėjos, ar ne, nes viskas prasideda nuo svajonės, kad aš noriu įsigyti namus, turėti savo namus, kokių jų noriu. Tai vat, būtent mūsų portalas ir padarė tą tokį net tiesiog paprastas NT skelbimo portalą, ar ne, o šiek tiek daugiau. Tai mūsų portale galima rasti skelbimus, projektus naujausius, taip pat straipsnius, video reportažus su patarimais, naujienom apie įsirengimą ir apskritai apie rinkos situaciją, ar ne, Lietuvoje, kas vyksta. Ir taip pat yra paslaugų skiltis, ar ne, kurioje žmonės gali susirasti interjero dizainerį, galbūt kažkokį meistrą. Tai tas yra labai svarbu ir, kaip sakau, susigaudai idėjas, ar ne, kaip ir minėjom, kad viskas prasideda nuo idėjos ir tada keliaujam ieškoti namų svajonių. Daug turit svajonių namų pas save portale paslėpę? Daug. Iš tikrųjų, skelbimo pas mus yra virš 12 000. Tai pasirinkimas yra didelis ir manau svajonių namus tikrai galima rasti. Ar turit kokią rubrikėlę iš po stalo? Iš po stalo rubrikėlę, čia per klausimas. Žinai, kai būna dažniausiai klausia klientai, ar yra kažkokių skelbimų, ko mes nematom. Gal yra kažkokia užslėpta, sakykime, informacija, kur gali gauti kažkokią prieigą, kažkokį ten surasti nematomą skelbimą. Bandote paslėpti. Taip, iš tikrųjų pas mus yra tikrai skelbimų, kurie yra tik Realu LT portale, kitose portaluose tu jų nerasi, nematysi. Tai vėlgi yra labai naudinga, nes galbūt tavo svajonių namai slepiasi Realu LT portale. Idėja pati, sakykime, aš įsivaizduoju, kilo nuo edukacijos, ar ne, sakykime, kad tiesiog papasakoti žmogui iš pradžių, kas tai yra namai, apie ką tu turi pagalvoti, ar ne? Taip, tai pas mus tikrai rasi viską, nuo ko pradėti, ar ne, nuo, kaip ir minėjau, situacijos rinkoje, ar ne, tai paskolos, ten, kaip viskas vyksta, galbūt netgi tam tikri etapai yra, gali straipsnių. Notarus, turto vertintojus. Taip, tai viską tikrai galima rasti pas mus ir po to jau gali, kaip ir sakiau, rinktis tos svajonių namus, išsinagrinėjęs, kokia yra situacija ir. Ar galėtume sakyti, kad jūs kaip skelbimų pateikimo portaliukas esate inovatoriški, tokie, sakykime, kažkokius galbūt netradicinius, nestandartinius darote dalykus, tarkim, kur, nežinau, kažkaip inovatyviau nei, sakykime, kitur, kad rastum, ar ne? Tai turbūt ir yra tas inovatyvumas, ar ne? Tai pirmas dalykas, kad inovatyvesni esam nuo kitų portalų, dėl to, kad pas mus ne tik NT skelbimai, bet ir kaip ir kalbėjom, kad yra straipsniai, reportažai, paslaugos, kad gali nuo A iki Z, kaip sakant, nusipirkai, įsigijai būstą, pasigaudai idėjų, susiradai kontaktus, kas tau sutvarkys, suremontuos, jeigu to reikia, ar ne. Kitas momentas, tai tikrai taip mes socialiniuose tinkluose taip pat jums siūlom idėjas namam, ar ne, svajonių namus. Tai ką mes darom, mes papildomai reklamuojame skelbimus, objektus, taip, kad žmonės... Čia svarbi žinutė pardavėjams. Taip, kad mes ne tik, kad jūs ne tik mūsų portale galite pamatyti skelbimus esančius, tačiau ir būtent interneto, Facebooko, Instagramo platybėse
Taip pat turim iš tikrųjų ir savo portalą realu esantys skelbimai, tai ten dažnai yra būna patalpinti skelbimai, kurie nereklamuojami kitur, o yra tik realu LT portale. Tai tikrai galima mus rasti visur, tai va turbūt tas ir yra inovatyvumas, ar ne, kad... Kas labai svarbu, čia tikriausiai jaunai kartai pirkėjų, kurie jau yra užaugę iki pirmųjų, sakykime, savo namų paieškų, nes pastebim tokią tendenciją, kad jeigu anksčiau, pavyzdžiui, pasirašinėdavome labai gyvai susitikę ar nesutarti su klientais, tai šiandien kokie, galėtum sakyti, 95, gerai, gal 9 nesiekiam, bet 95% pasirašinėja visko nuotoliu. Nuotoliu bankus, nuotoliu keitimus tvarkosi ir žmogus yra, sakykime, jau įpratęs gauti tą tokią sukramtytą informaciją, tai prasme, kad jį pasiektų jau viskas aiškiai įpakuota ir gražiai pateikta, ar ne? Taip. Nes... Nežinau, ar toks pastebėjimas pas jūs yra, bet pas mus tai yra, kad kuo daugiau supakuota informacija pateiki, tuo mažiau klientui galvos skausmo renkantį, sakykime, ar ne. Ir tada, kaip sakyti, kaip gera rekomendacija, ar ne, kai keliauji iš lūpų į lūpas, kada tu ten įsirengimą nori kažkokį daryti, ar ne, kur meistro ieškoti, tai, sako, pasiėmiau, va, iš realu, žiauriai gerai padarė, tai žiūrėk ir taip Vilnyje, ar ne, ta banga rekomendacijų. Tai šitas dalykas tikrai, kaip sakyti, labai veikia, nes tu nesuki savo galvos. Taip, ir dar Raimonda paminėjai, kad būtent įpratę viską daryti nuotoliu, ne? Taip. Tai pas mus irgi yra galimybė, jeigu žmogus, tarkim, ypač pirminiam kontaktui, gal pradėkim nuo to, kad pas mus apskritai skelbimai patys, jie yra labai paprasti, tačiau aiškus. Ir žmogui labai patogu žiūrėti skelbimą. Jisai, tarkim, gali pasižiūrėti nuotraukas, pavyzdžiui, kaip aš pati, ar ne, ieškausi buto ir man yra pirmas dalykas, kurio aš noriu, tai yra, kad būtų vonia, o ne dušo kabina. Tai aš galiu net neužėjus pilnai ant skelbimo, pasižiūrėti nuotraukas, dažniausiai vis tiek būna įdėta, ar ne, ar dušas, ar vonia. Tai aš pasižiūriu, jeigu vonia, aš galiu užeinu, pasižiūriu, pasiskaitau aprašymą, nes man jau tinka, ar ne, pasiskaitau aprašymą. Plus, dėl to nuotolio aš galiu pirminį kontaktą užmegzti su brokeriu, nebūtinai skambinant, siunčiant užklausą ar rašant elektroninį laišką. Aš galiu per WhatsApp'ą susisiekti, per Viberį susisiekti, tarkim, jeigu turiu kažkokių klausimų ir tada jau galiu toliau bendrauti ir dėl visų kitų dalykų, jeigu man viskas tinka ir patinka, kaip sakant. Jeigu aš tokį gerą pastebėjimą galiu dar iš savo pusės pasakyti, žinai, tokį, dabar, kaip sakyti, mumis ten kalbinistai, visi kalbininkai, sakys, ką jūs čia dabar kalbat ar ne, bet sakom, user friendly, ką visi tiesiog šiandienai naudoja, ypatingai jaunesnės kartos. Ar galiu pasakyti, kad user friendly yra realu.lt portalas klientui? Tikrai taip, dėl to, kad mūsų portalas apskritai, kai buvo kuriamas, ar ne, buvo atsižvelgiama į labai daug aspektų, kad ir būtent orientuota, kad vartotojui būtų patogu ieškoti, pavyzdžiui, to pačio nekilnojamo turto. Ir tai buvo daroma ne tik atsižvelgiant į Lietuvoje esančius portalus nekilnojamo turto skelbimo, tačiau ir užsienio. Pagal apklausas buvo žiūrima, kas vyksta užsienį, tarkim, didžiausi skelbimų portalai, ar ne, ir tai reiškia, kad juos yra patogu naudoti, tai mes irgi atsižvelgiame tai pas mus toks yra miksas ir padarytas iš geriausių portalų, padarytas dar geresnis ir patogesnis įrankis žmogui susirasti savo svajonių namus. Dabar jau čia, kaip sakant, klausimas dar toks. Kodėl realu? Nes viskas yra realu. Nes viskas yra realu. Dėl to, kad tai yra patogu. Aš kaip ir minėjau, kad mes nesam tiesiog nekilnojamo turto skelbimų portalas, ar ne? Mes esam daugiau. Vedlys. Vedlys, taip, mes esam nekilnojamo turto vedlys ir kaip ir minėjau prieš tai, kad pas mus gali visus kelius, visus žingsnius padaryti ir viską tą viename portale. Tai yra susiradau namus, ar ne, nesvarbu, ar tai yra jau įrengti, ar neįrengti, galbūt reikalaujantis remonto, pasižiūrėjau projektus, galbūt iš projekto kažką išsirinkau, ar ne, kur projektuose dažniausiai būna su daline apdaila. Ir vėl pasikartosiu, kad nueini, pasižiūri patarimų rubrikoje, tiek video reportažų
tiek straipsniai su patarimais, su naujienom, galbūt interjero naujienom, ar ne. Ir tada vėlgi, sakau, kaip ir minėjau, susirenki kontaktus, su kuo gali bendrauti jau dėl įrengimo. Dar kas yra labai svarbu, yra kai kurie portalai, kurie tiesiog gali juose bet kas reklamuotis, ar ne, tarkim, atliekantis kažkokius remonto darbus ir panašiai. Bet mes žinom, kad dažniausiai žmogus nori kokybės. Ir kokybė tai reiškia, kad dažniausių atveju tai bus ir patikimumas, jeigu darbus atlieka įmonė. Todėl pas mus portale Bet ko nėra. Taip, ir gali reklamuotis tik tai įmonės. Negali... Tokia atsakomybė truputėlį didesnė, ar ne? Dar klausimukas, ar tada po paslaugos suteikimo aš galiu palikti rekomendaciją, atsiliepimą? Tikrai taip, ir kviečiam netgi visus, tarkim, jeigu pasinaudojat mūsų portale esančio turto vertintojo, dizainerio, plytelių klojėjo paslaugomis esate patenkinti, tai tikrai palikti jam rekomendaciją, įvertinti. Kaip visur įprasta žvaigždutė visi vertinti, ar ne? Ir palikti atsiliepimą. Nes tada bus vėl sekančiam klientui, besirenkančiam paprasčiau, lengviau ir patikimiau. Taip. Ir dar, iš tikrųjų, Raimonda, ką prisiminiau, kas irgi dar yra gerai šiai dienai, mus visus dabar erzina didžiųjų portalų reklamas. Užeini pasiskaityti straipsnį, turi susimokėti, išlenda banerių kalnas, kur turi suspaudinėti, kad išjungti. Tai yra erzinantis dalykai, ar ne? Tokia perteklinė informacija, kurios tau, tarkim, brukaliai nereikia. Taip, tai būtent mūsų portale tos informacijos perteklinės nėra, ar ne? Pas mus straipsniai yra nemokami, neiššoka įkyrūs baneriai, kurie galbūt erzina karts nuo kartą, tai irgi yra patogu, kad susiradai temą tau patinkančią įdomią, atsidarai straipsnį, perskaitai, nei mokėt, nei banerių uždarinėti, kurių nereikia. Ir pasiėmė idėjų. Pasisėmė idėjų, kaip sakyti. Dirbate tiesiog, sakytum, labai labai tiesiogiai ieškančiam žmogui, ieškančiam namų. Taip. Mes būtent labai teisingai pasakei, mes dirbam klientui. Taip, nes mums rūpi, kad būtų patogu, naudinga ir efektyvu. Tai Elze, ačiū tau, kad atvažiavai. Mes kaip komanda 011 naudojamės Realu paslaugomis. Mūsų, pasigirsim, esam tikriausiai be maž daugiausia projektų turintis atstovai, nekilnojamo turto pardavimų, turintis didžiausią kiekį iš tikrųjų parduodamų projektų. Visus juos rasite užėję realu.lt tinklapyje. Dėkingi būsim, kad rinksitės mus, dėkingi būsim, kad rinksitės Realu. Ir laukiam jūsų kaip savo naujųjų namų šeimininkų. Pasistengsim kartu su Realu surasti tinkamiausius nuo namų iki įrengimo meistrų. Ir turto vertinimo tame tarpe, notarų ir ten ko dar reikės. Tai užeikit ir rasit mumis ten. Taip, nes viskas yra Realu.